labas vakaras, taip? Labas vakaras. Labas vakaras. Vietra, labas vakaras. Norėjau pasidalinti savo naudotom žirklėm iki šiandienos įsigijimo arba sekatoriais iki įsigijimo savo akumuliatorinio sekatorius šiandien Lytagroj. Ką pasėsi parodoje, va, atnešė. Čia dar va porą žirklių. Pat ko mano gyvenime netrūktų, tai žirklių ir aš jas visas tikrai naudoju ir man žiauriai patogu. Ir peiliukų visokių tai. Tai nežinau, kai sako, negalim dovanoti, tai man tai galėtų dovanoti, nes žirklių niekada gyvenime nebus per daug. Visokių, nežinau, kiek turiu. Tai va. Tai galiu pasinaudoti savo patirtimi, ką naudoju. Žmogaus, kuris tiesiog, nežinau, daro kažką tais ir augina ir taip toliau. Ir, žodžiu, nėra profesionalas, o tiesiog pagal va, tą savo jutiminę tokią patirtį. Tai, pavyzdžiui, vat, įdomios tipo rožių žirklės. Tai kartais yra patogu labai tiesiai nukirpti jų tą pačią rožę, bet šiaip jos yra pakankamai neaštros ir nėra labai patogas. Tai tiesiog tik tai nukirpimai tokios keturkampės, čia tokios iš įdomesnių pradės. Vienas iš labai įdomių ir fainų atradimų yra šitos, pavyzdžiui, yra tokios kažkokios papigiai, bet tikrai prastokos poprastės, bet tam tikrais atvejais, nu, čia barinto, tai gerai. Avių nagus karpau. Avių nagus kirpi? Tai ateik, tai žodžiu, sakau, kad kažkoks še. Čia net ne mano. Ok. Tada turi dviejas vienodas žirklės, kurios turi dvi paskirtis. Matot, yra tiesiog plonas pakankamai ir siauras. Ir, žodžiu, galas yra aštrus ir irgi siauras. O čia jau yra galas stambesnis. Opapa. Tai, žodžiu, man šitos žirklės yra vienos iš geresnių pomidorų ūgliukams arba kažkam, kam reikia, tiksliai, ką reikia nukirpti. Pavyzdžiui, vieną krapo tą piestelę ir krapą pasimti, kad labai gražiai pasimti vieną dalykėlį, kuris įlenda tarp tarpę ir ta prasme išvalo. Tai, sakykime, lygiai tas pats pažastiniams ūgliams, pažastiniai ūgliai vadinasi, ne? Pažastiniai ūgliai pomidorų. Pažastukai, žodžiu, ūgliai pomidorų labai gerai sustvarko, ypač kur reikia giliau pasiekti, ne? Nu, pavyzdžiui, ten viskas vyksta bušas, tas visas krūmas ir tu įkiši ir ten pasiemi kažką tai. Arba paprikos, pavyzdžiui, medelių irgi, kur prinokusios paprikos, nueini ir nusiskini. Ir va, pavyzdžiui, šitas irgi panašią funkciją atlieka. Turėjau netgi 3, 2 dingo, jau čia reiks vėl pasipildyti, žinau, kad tikrai barintas vieną kitą nukalė, kai visą laiką. Visą laiką jisai pavogė iš manęs ir nepadeda atgal. Tai šitas irgi labai faina, labai patogu, būtent pažastiniams pomidorų ūgliams arti, bet irgi tam tikrom daržovėm, kurios yra plonos, reikia išsirinkti jas, bet netinka jokiems storesniem dalykam ir kurios reikia daugiau nukirpti, nes tiesiog daug vargsti ir atšimpa. Iš karto pasakysiu, kad taip aš teisingai jų neprižiūriu, jas reikėtų labai gerai valyti ir galąsti, aš tai darau per retai. Šitų tai šis nesu galandus, tai vat, žodžiu, pastarysiu šiais metais tą, nes vakar irgi išmokau, kad labai būtina, aišku, čia nėra mokslas, čia šiaip yra akivaizdu, bet, žinai, kai galvoju, viskas gerai. Tai vat, bet taip nėra, būtinai reikia galąsti, kaip ir peilius lygiai taip pat reikia turėti galastuvus, tik nežinau, kokį reikia naudoti, vat, pasibandysiu keletą galastuvų, pasidalinsiu irgi savo patirtim, profano neišmanėlio patirtim, ADHD. Šitos visai fainos, bet jos gana tokios sunkios ir nors yra prasilenkiančios. Va vakar, kai buvo, aš net neturiu tokių, kur neprasilenkia. Ai, va šitos neprasilenkia ir jos tipo yra skirtos sausoms šakoms. Bet šitos fainos yra tai, kad yra 3 pakopų. Tai reiškia 1, 2, 3. Ir gerai nukerpa storesnius. Tai pavyzdžiui, netgi su ne viena beveik iš šitų, kurias kerpu, nenukerpu taip gerai kaip su šitom, kurios realiai net nėra tam skirtos, nes yra sausiems. Tai turbūt jeigu būtų tokios, bet su prasilenkiančiu ašmeniu ir 3 pakopų, tai būtų tikrai patogiau. Čia praeitų metų parodoje nusipirko ir naudojau. Bet iš esmės vėlgi nėra labai patogu, nes tai stringa, tai dar kažkos, tai ten ne iki galo. Tai va. Šitos kaip ir sunkios. Šitos, šiaip vištos virtuvinės žirklės, man atrodo, vištos kaulą, nes patogu vištą išnagrinėti, tai reiks grąžinti virtuvę jas. Čia šitas neblogas, bet toks labai vaikiškas. Neblogas, bet vaikiškas ta prasme, kad faina nukerpa viskas gerai, bet jis yra pakankamai mažiukas šitas sekatorius, tai norėtųsi didesnio. Šitas irgi toks vidutinis. Dar turėjau vieną Fiskarsą, o gal šitas yra, kur strigdavo pastoviai, tai nežinau, tai tiek tu dirbi ir smėlis ir visą kitą ir pastoviai stringa, tai kažkaip nelabai.
O šitas šiaip yra irgi labai geras, šiek tiek jau didesniem, bet irgi išsirenkant, ką nori. Ypač va paprikos, medeliam, baklažanam išrinkti buvo išgenėti, nes biški storesnis tas lapas ir kotelis. Bet esmė, kad jis yra labai pavojingas dėl to, kad jisai kerpa iš abiejų pusių. Čia ir čia, ta prasme. Netgi jeigu, pavyzdžiui, nori kažką padaryti, suglaudiai ir gali nupjauti, ką nori. Tai vat, neturint patirties, nežinant, net realiai prisiliesti prie jo normaliai negali, nes yra labai aštrios abu du galai. Bet tam tikrais atvejais, kai kažką darai, labai yra patogu nupjauti. Arba, pavyzdžiui, nedakerpi, kažkas įvyko ir tada dar dasipjauni. Na ir kitais atvejais kažką tai eini, ten karpai darai, nori šitą medelį, ten dalelę nuimti, paimi nupjauni, ten kažką taip, nežinau, praktiškai tiesiog panaudoji. Tai yra tekę naudoti abi dvi pusės, pakankamai patogu. Arba atidaryti netgi kokiam siuntiniam, ateina, vat, būna tam purkšt, reikia kažką siuntinys, ateini greit atsidarai, prasipjovai, viską patogu. Bet dėl to aš jį, kur padėjau, visada laikau čia. Nes labai bijau, kad nepaimtų kas nors iš abiejų pusių, nes lygiai barintą buvau perspėjus ir kažką ten darė prisimets ir perspėjau pirštą. Toks tikrai, nes ir aš buvau perspėjus, tai nelabai malonu buvo. Šiais užsisakysiu kažkokių galastuvų, pasidalinsiu galandimo patirtim, pirmą kartą galasiu žirklės. 5 metai jau kažką auginam ir dar nemoku nei karto to nedariau. Tai va, pasidalinau. Žodžiu, reikia juos, man atrodo, visus atsikratyti, nes realiai nelabai jie reikalingi iš tikrųjų. Tas elektrinis tai yra visiškai pats geriausias daiktas ir nuo jo reikėjo pradėti. Kai tiek medelių yra, ne vienas ir ne du, tai tikrai reikia. Ir netgi, pavyzdžiui, ta pati ežiuolė yra pakankamai stambi, erškėtrožės, ten dar kažką, rožės tas pačias norisi išsidžiovinti, kažką padaryti, tai nukerpi arba nugeni, pavyzdžiui. Tai tikrai yra visai patogu. Ir manau, elektrinis eis visur ir visada.